Tai sveiki, šiandien norėčiau padaryti galbūt savaitgalio apžvalgą. Buvau iškišusi nosį į miestą, kur tikrai nemažai draugų ir pažįstamų ir jie nuolatos klausinėjo, kaip man sekasi sportuoti ir sveikai maitintis. Reiškia, kad jie seka mūsų sveikesnę versiją ir galbūt net patyliukais stengiasi sveikesnę versiją savo kurti kartu. O šiandien esu svečiuose pas draugus, kur Simona gamina jautienos pjausnį su obuolių brukniu, užtepu smidrais bei brokoliais. Atrodo tai visiškai nuostabiai, galite pamatyti, kaip dabar Simona deda tas pjausnys. Labai gerai atrodo. Tai sakė Simona, neišsigąs, ten kur tai yra vyriška porcija, bet man lieknėti ir nereikia. Šiandien aš leidžiu savo pasidžiaugti mėsa ir šiaip maistu ganėtinai nemenkai, vien dėl to, kad svoris krenta, o man jis tikrai neturėtų kristi. Tai labai ačiū draugams už tai, kad palaiko mano sveiką gyvenseną ir ne bulvėmis, ne ryžiais ir ne panašiais dalykais gardina šitą steiką. Nu ir ką, pasimatysime turbūt kitame video bloge. Labas, ir iš karto galit man sakyti skanaus, nes kaip ir kiekvieną rytą šiuo metu valgau košę. Šiandien atėjo avižų eilė, toj parodysiu. Kad būtų skaniau, įsidėjau špinatų. Žinau, kad dabar galvosit, jog tai tikrai nėra pats skaniausias maistas pasauliui ir nemeluosiu, tikrai toks nėra. Bet su ryte suvalgius košės, tą dieną jautiesi žymiai geriau, žymiai energingesnis. Ir jeigu pamenate, ankstesniam blogė skundžiausi, kad ryte labai ilgai užima laiko, kol išsiverdu košę. Tai va, pasirodo, tai buvo mano klaida, nes aš tiesiog tas košės pervirdavau. Ir negana to, kad labai daug laiko susinaudodavo, tai jos dar ir prarasdavo visas savo maistingas savybės ir todėl pusę dienos vaikščiodavau alkanai ir labai norėdavau saldumynų. Tai pasirodo, užtenka iš vakaro užsimerkti tas kruopas karštų vandeniu ir ryte išsivirsit per 3-5 minutės. Tai nedarykit mano klaidų, bet būtinai valgykit kruopas pusryčiams, o jeigu nesugalvojat kokią košę valgyti, tai patikrinkit mūsų puslapį sveikesnė versija LT. Tai toks mano rytas, tikim būt toliau košite. Sveiki. Šiandien pagaliau pasikeičiau savo vlogų marškinėlius. Noriu papasakoti apie tai, kaip man sekės savaitgalį kaip man sekės kovoti savaitgalį su vykusio baliaus vaišėm. Prastai. Sukapau visą rūkytą karšį ir dar daug visokių negerų dalykų prisivalgiau. Bet nuo pirmadienio vėl kibau į griežtą maitinimosi režimą, o savaitgalio nuodėmes bandysiu atpirkti futbolu rytojaus. Ir dar reiks prabėgti krosą bent jau porą kartų šią savaitę. Ką tik sutikau kaimynę, kuri man davė gėlių ir palinkėjo puikaus vakaro ir sakė, kad gerai atrodau. Turbūt atrodau gerai, todėl kad per šitą savaitę, plus dar tą pasiruošimo savaitę, šiek tiek numečiau svorio. Kiek tiksliai kilogramais dar ir skaičiais nežinau, bet žinau iš to, kad pagaliau įlindau į savo džinsus, kurie jau metus pas mane gulėjo spintai, nuo to laiko, kai aš priaugau 10 kg, iš tikrųjų didelis skaičius kaip man. Tai vat, trumpa istorija, svėriau 55 visą gyvenimą, tada per metus priaugau iki 65 ir aišku nebeįlendu į savo sabas kelnes. Tai dabar aš jas įlindau, o apie savaitgalį dar noriu pasakyti, jeigu man šiaip nelabai gerai sekas laikytis viso to mitybos plano, tiksliau ne taip gerai kaip Vytautai sekas laikytis, bet bent jau savaitgalį aš nepasileidau nuo pavadėlio ir savaitgalį aš taip smarkiai nešėlau prie vaišių stalo kaip Vytautas. Už tai ir atgalauti reikia mažiau už ką. Tai va, tai sveika ir subalansuota mityba ir grįžtam į senus dydžius po biškį. Taip, šiandien pagaliau turėjau laisvesnę dieną, tai ryte išbėgau pabėgioti, nubėgau 8 kilos, mašiną palikau namuose, tai vaikštų dirbu tiesiog kažkom, labai fainai ir netgi padariau šiandien pietus, ne tik savo, bet ir Miglei, nes jis viso valgo, tai pamaitinau ir ją, tai tikiuosi, seksis ir toliau.